Sveiki visi, mes esam panelės iš Dusetų kasdienio Rabagos gimnazijos ir pernai metais, kai buvom 10-okės, pilietiškumo mokytoja mums pasiūlė sudalyvauti projekte Kuriame Respubliką ir dabar mes norėtume pristatyti pagrindinės idėjas, ką mes ten pamatėme, ką mes ten išgirdome ir norėtume tai jūs supažindinti su visu to. Kai sužinome apie šį projektą, mūsų mokytojas susisiekė su projekto organizatoriais iš Zarasų. Tai buvo artimiausias taškas, iš kurio mes ėmėmės idėjų ir kelis kartus mes buvome tenais nuvykę, sužinojome apie kitų mokyklų pačias svarbiausias problemas, išgirdome jų idėjas, patys pasisėmėme gerų emocijų. Ir taip mes pradėjome savo projektą ir pats pirmasis mūsų žingsnis buvo apklausti mokyklos mokinius ir sužinoti, ko jiems labiausiai trūksta mokykloje. Taigi, visa apklausa parodė, kad daugumai mokinių trūksta vietos, kur jie galėtų tiesiog ramiai atsisėsti arba praleisti laiką iki tol, kol važiuos autobusas, kol grįš namo. Tai dabar turime savo laisvalaikio zoną. Stalą, šaškės ir 2 suolus. Ir tai nėra vien tiesiog atsisėsti, pasidėti, kažkaip praleisti laiką, bet tiesiog ir galbūt lavinti save, lavinti savo protą su šita puikia šaškių lenta. Arba tiesiog bendrauti. Tiesiog bendrauti ir maloniai praleisti laiką su savo draugais. Šiais metais mes sužinojome apie šio projekto tęsinį Auginkime vieni kitus ir sužinojome apie nacionalinius šio projekto įgyvendinimus. Ir kadangi mes esame 11-okės, mes pasiūlėme 10 klasės mokiniams dalyvauti šiame projekte ir jos sutiko. Linkime jiems sėkmės. Sveiki, mano vardas Greta ir aš esu 10 klasės mokinė iš Dusetų kasdienio Rabagos gimnazijos. Apie projektą Auginkime vieni kitus mums papasakojo pilietiškumo mokytoja ir mes su drauge labai lengvai sutikome jame dalyvauti, nes mums patinka maži vaikai, užsiimti su vaikais ir rūpintis mažesniais, todėl mes tikrai norime prisidėti prie šio projekto. 11-okės mums papasakojo apie praeitais metais vykusį projektą Kuriame Respubliką ir štai šis stalas ir yra to projekto pasekmė mūsų mokykloje. Ko tikiuosi šio projekto? Tai, kad mažesni vaikai išmoktų būti draugiškesni, kad išmoktų bendrauti ir kad tiesiog galėtumėm gerai praleisti laiką su jais.